Sveikos merginos. Wow, kiek jūsų daug. Aš esu Lina Balsė ir šiandieną aš jūs supažindinsiu su labai įdomiais būdais pasitelkti aromaterapiją. Taip, wow, aš net ne visas jūs čia matau, jūs per du langus. Labai smagu. Kas galite įsijungti kamerą ir tiesiog susimojuokime prieš pradedant paskaitą. Sveika, Miglė. Labai malonu jūs visas matyti. Tai jūs visos, kaip suprantu, esate būsimos kosmetologės ir pasiruošusios, sveika Sigita, pasiruošusios kurti grožį, moterų grožį ir manau visos suprantate, kad tuo pačiu jūs kuriate pasitikėjimą savim moters, savivertę ir tai yra ne vien fizinis, išorinis dalykas kurti grožį, pabrėžti moters grožį, bet tai tuo pačiu yra ir emocinis darbas su žmogumi, kai tu lieti jo odą, tu jį padedi jam atsipalaiduoti, nusiraminti, grįžti į save, paleisti visas įtampas. Aš nežinau, ar jūs masažus odos darote, bet manau visos suprantate, kad jūsų darbas yra kur kas daugiau negu vien tik tais nupiešti dailius antakius ar nelabai galit man papasakoti čiate, ką jūs darot, ką apima jūsų darbas, bet aš puikiai prisimenu, kaip mano pasitikėjimas savimi veikia tai, kad mano oda buvo nuolat išberta, nuolatiniai aknės pūliniai ir visa kita, kaip veikia mano pasitikėjimas savimi, tai, kad aš nemokėjau gražiai pasidažyti jaunystėje ir darydavau gana grubės klaidas, kaip tai veikia moters savijautą. Ir aromaterapija yra vienas iš tų dalykų, kuriuos jūs studijavote, kaip mane informavo, mokėtės ir turbūt jau žinote apie poveikį odai, kaip galite padėti šiais natūraliais produktais puoselėti grožį, bet greta to aromatai veikia emocijas. Parašykite čiate dabar savo mėgstamiausią aromatą, ką išbandėt, ką naudojat ir kas jūs maloniausiai nuteikė, įkvėpė. Pažiūrėkim, kokie yra aromatai populiariausi tarp jūsų. Čia kažkur apačioj galima chat mygtuką paspausti ir atsiranda susirašinėjimo langelis. Taip, Gerdos mėgstamiausias yra levandų aromatas, apelsino Evelina rašo, rožių, arbatmedis, citrininiai, citrusiniai tikriausiai, mandarinų, japoninis laurelis, levanda ir apelsinas sumaišius, o šito dar nebandžiau, vanilė, mėtų, levandų, japoninis laurelis, vanilė, citrusai, levandos, mandarinai. Kągi, atrodo, nugalėtojai pas mus yra levandos, citrusai, pagrinde ir vanilė, labai populiari, vienas kitas mėgsta tuos gaivius kvapus, aš esu beje tipažas tų gaivių kvapų. Ir aš jums papasakosiu giliau apie aromatų poveikį mūsų emocijoms, mūsų vidiniam pasauliui. Ir nersime ganėtinai giliai, tai pasiruoškite užrašus, pasiruoškite aktyviai bendrauti. Beje, kadangi levanda toksai visų mylimas aromatas, kas norėtumėte, kad po mūsų susitikimo atsiųsčiau, nes perskaityti bus tiesiog per ilgas tekstas, aprašymą, kaip levanda veikia mūsų emociškai, psichologiškai, kokias emocijas padeda paleisti ir kokias savybės mumise stiprinti, tiesiog įveskite savo e-mailą ir aš visoms atsiųsiu nuorodą į šito nuostabaus populiaraus kvapo aprašymą ir galėsite pamastyti, kodėl jis jūs taip traukia, kodėl jisai toks mėgstamas, nes jis turi ypatingų ryšių su mūsų moteriškumu ir su mūsų santykiai su motina, su mūsų komunikacija. Tad visos, kam yra įdomu apie levandą sužinoti šiek tiek giliau, konkrečiai apie šį aromatą, tiesiog įmeskite savo bet kuriuo metu savo e-mailą į chatą. Dabar aš pasikelsiu savo skaidres. Taip, padarykim. Štai. Mums reikia grįžti į pačią pradžią. Taip, tai jau aš susitvarkiau.
sakau, prisegu save, kad matyčiau, sumažinu, padidinu. Ir štai mes pasiruošusi. Taigi, aš esu Lina Balsė ir aš esu pirmoji aromapsichologijos mokytoja Lietuvoje. Tai buvo mano pagalbininkai kelionėje į savivertę, į pasitikėjimą savim, į drąsą, į išsilaisvinimą iš baimių, kompleksų, jausmo, kad aš esu nepakankamai gera. Ir tos kompleksus aš turėjau labai gilius, nes aš gimiau su labai reta genetinė liga, tai įtakojo mano sveikatą, mano judėjimą. Šiai dienai jau 8 metai esu vežimėlyje, vaikystėje tiesiog buvo specifinė neįprasta eisena, mokyta namuose ir galima įsivaizduoti, kaip tokie dalykai, kokius palieka nuo vaikystės emocinius randus ir kokius storus šarvus užsidedi po tokių traumų, kaip slėpiesi ir kaip giniesi nuo atrodytų šiurkštaus ir galinčio užgauti pasaulio. Ir šiai dienai mano pasitikėjimas savim, kai aš gyvenau visiškai izoliuotai ir aš tiesiog vengiau kontaktų su žmonėm ir bet koks bendravimas su žmonėmis man kėlė didelį stresą ir įtampą. Ir galbūt ir jums ruošiantis arba jau priimant klientus grožio procedūroms kartais kyla toks nedrąsumas, įtampa šiokia tokia, kaip jūs priims, kaip jūs reaguos, ar bus patenkinti. Žinokit, kiek giliai aš tą nepasitikėjimą jaučiau, kad praktiškai aš savį izoliavau namuose. Ir tai, kad šiandieną, kai mane pakvietė skaityti pranešimą ant scenos ir pasakė, kad ten bus daug žmonių, ta prasme, daug, šimtai žmonių, aš taip gūžtelėjau pečiais ir sakiau, okei, man neturi reikšmės, kiek žmonių. Aš jaučiuosi puikiai leisdama savo šviesti, dalintis, būti ryškia ir realizuoti save, eiti į pasaulį ir nešti savo dovanas. Ir kai mečiau savo iššūkį, vieną dieną vedžiau paskaitą, ketvirtadienį vedžiau paskaitą Klaipėdoje lietuviškai, penktadienio vakarą vedžiau paskaitą Londone pirmą kartą angliškai, Londono gyventojams. Ir dar po savaitės pirmą kartą vedžiau paskaitą rusiškai, grįžusi vėl į Lietuvą. Ir dar niekada nebuvau šitom kalbom vedusi savo paskaitų ir net nemokėjau pati savo skaidrių išsiversti. Ir rusų kalbą man padėjo komandos narė. Žodžiu, dalykai, kurie iki tol atrodė neįmanomi, bent jau ne man, tapo įmanomi, nes aš gūžtelėjau pečiai, sakau, okei, imamės, darom. Ir aš esu tikra, kad ir jūs galite sugalvoti dalykų, kuriuos pasvajojate, pamastote, kad būtų šaunu, būtų įdomu, čia kažkokiam galbūt kitoj realybėj, kitam gyvenime, man patiktų tai daryti, man būtų labai įdomu. Tačiau jokių žingsnių dėl to nežengėte, atidėliojate, išsisukinėjat, galbūt su ta idėja pažaidžiat ir atidedat, nes nėra tikėjimo savim ir laisvės nuo visų tų sukauptų vidinių blokų, baimių ir kompleksų. Ir aromaterapija gali mums su tuo padėti. Visų pirma, ką mums labai svarbu užfiksuoti, yra tai, kiek svarbios mūsų emocijos. Nes šiaip ar taip didžiąją dalį sprendimų savo gyvenime mes priimame remdamosi emocijomis. Ir ypač mūsų moterų emocijos yra labai greitai kintančios, jos priklauso nuo hormonų ciklo, nuo oro, nuo aplinkinių įtakos, ar ne, mes esame jautrūs sutvėrimai ir vyrams tenka būti žaibolaidžiais ir atlaikyti mūsų audras. Ir taip pat medikai pripažįsta, jog didžioji dalis fizinių negalavimų taip pat yra psichosomatinės kilmės, arba kaip mano močiutė sakydavo, visos ligos nuo nervų. Pas kažką yra triukšmas, merginos apačioje kamputyje yra mikrofono ženkliukas, jeigu ant jo paspausit, jums jisai taip persibrauks ir jūsų mikrofono garsas išsijungs. O kai norėsit ką nors pasakyti, galėsit įsijungti. Taip, ir noriu dar ką pabrėžti, ne tik kad svarbą emocijų, bet tai, kad emocijos turi fizinę išraišką ir įtakoja mūsų fizinio kūno būklę. Kiek jos yra svarbios. Čia matote su infraraudonųjų spindulių kamera padarytas nuotraukas, kaip keičiasi mūsų, iš esmės tai yra širdies ir kraujagyslių sistemos būklė priklausomai nuo mūsų patiriamų emocijų.
Tai yra pyktis, baimė, pasibjaurėjimas, laimė, liūdesys, nuostaba, neutrali būsena, kaip keičia tai, kaip dirba širdis ir kraujagyslės, kur išsiplečia, kur yra karščio išmetimas, kur yra šaltis. Nematom, koks mėlynas, koks šaltas depresijoje esantis žmogeliukas, koks tolygiai šiltas meilėje esantis žmogeliukas, o kaip karštis davė į galvą ir į rankas žmogui apimtam pykčio. O nerimo dar labiau susitelkia į krūtinę, o kojos, žiūrėkit, net mėlynos iš šalčio. Tai yra emocijos paveikia fizinį kūną, arba jeigu dar giliau eiti, keičiantis mūsų emocijoms, mūsų kūnas ir ypač smegenys, mūsų cheminė laboratorija išskiria visą kaskadą neurotransmiterių, neuropeptidų, kurie informuoja kiekvieną kūno ląstelę apie tai, kokia yra išorinė situacija ir į kokį funkcionavimo režimą mums reikia įeiti. Pavyzdžiui, jeigu mes pamatėme, tarkim, mes, kaip moteris, sureaguojame labai išskysdamos į kūdikį, kūdikis, mažučiukas, ir iš karto švelnumo banga mūsų užlieja, iš karto pradeda skirtis švelnumo, prieraišumo, meilės, rūpesčio hormonas, o mums išsigandus akimirksniu pradeda gaminti streso hormonai ir kūnas pasiruošia kovoti arba bėgti. Iš karto yra atimama gyvybinė energija iš nebūtinų sistemų ir nukreipiamas kraujas į raumenis ir kiti pakitimai. Pavyzdžiui, streso metu mūsų prefrontalinė smegenų dalis, atsakinga už loginį, racionalų mąstymą ir sprendimų priėmimą, kraujagyslės įsitempia, susispaudžia ir visas kraujas nuplūsta atgal į limbinę smegenų skiltį, atsakančią už mūsų emocinės reakcijas, instinktus, prisiminimus, už mūsų senų traumų prisiminimus įrašytų, ir mes sureaguojame akimirksniu automatiškai pagal savo vidinės programas. Tai yra, jeigu jau turėjome panašių patirčių ir jau kažkada pasirinkome reagavimo strategiją, automatiškai vėl sureaguosime analogiškai. Ir gaunasi, kad norėjau kaip geriau, o gavosi kaip visada tos automatinės reakcijos paleidžiamos. Ir Širdies matematikos institutas Amerikoje nustatė labai įdomų dalyką. Jie širdyje rado apie 40 000 sensorinių neuritų ląstelių, kurios paprastai randamos smegenyse, o čia jas rado širdyje. Ir taip privertė padaryti išvadą, kad širdis turi tarsi atskirą nervų sistemą, atskirą smegenį, atskirą atmintį ir savo logiką. Todėl tie išsireiškimai liaudiški apie konfliktą tarp proto ir širdies, kad galva sako vieną, o širdis ką kitą, yra visiškai objektyviai pagrįsti ir teisingi, nes mūsų širdis gali turėti vienokį požiūrį į situaciją ir priimamus sprendimus, o smegenys kitokį. Širdyje nelaikoma praeities patirčių filtrai, kuriuos turi smegenys, ir smegenų sprendimus įtakoja visa ta praeities patirtis ir filtrai ir iškreipia, neleidžia objektyviai, autentiškai reaguoti į situaciją esančią čia ir dabar. Mes labai stipriai remiamės visomis savo praeities patirtimis, o širdis pasufleruoja daugiau autentišką reakciją, kaip reikėtų sureaguoti būtent individualiai į šią situaciją. Ir jeigu mūsų dar toks įdomus atradimas buvo, kad yra daugiau kanalų siunčiančių impulsus iš širdies į smegenis, negu iš smegenų į širdį. Ir tai iš karto leidžia suprasti, kas čia šeimininkas, kas čia vadovauja paradui, kad širdis turi daugiau ką pasakyti mūsų smegenims. Ir jeigu širdis siunčia per pozityvias emocijas, meilę, dėkingumą, tokį harmonizuojantį, labai ramų signalą į smegenis, smegenys susiharmonizuoja su širdimi, ima veikti sinchroniškai, darniai, harmoningai ir siunčia harmoningus, suderintus signalus visai nervų sistemai, visam organizmui, ir viskas veikia kaip suderintas šveicariškas laikrodis. Jeigu emocijos yra negatyvios, mes siunčiame chaotišką signalą į smegenis, smegenys siunčia chaotiškus signalus į visą organizmą ir viskas išsiderina, nervų sistemoje chaosas sukuria nedarnų visų vidaus sistemų veikimą ir jeigu mūsų organizmas nebėra kaip šveicariškas laikrodis, kažkas už kažko kliūna, kažkas greičiau dėvisi,
ir silpniausios vietos išeina iš rikiuotės pirmos. O mes visi genetiškai tiesiog turim polinkius į vienas ar kitas silpnas vietas ir jos paaiškės pirmiausia. Aš jau tą labai gerai patyriau su savo šeimoje, tarkim, mano močiutė turėjo artritą, mano mama turi artritą ir kai mano 2 metukų vaikui teko pradėjus darželį gauti 2 kursus antibiotikus poros mėnesių bėgyje, jam prispaumėjo alergijos, kurias aš įsivariau savo ir vaikui sintetiniais vitaminais, kol buvau nėščia, nes iš gerų norų. Ir atsirado sąnarių skausmai, kai tik jisai turėdavo nors nedidelę temperatūrą. Tai yra uždegimas organizme ir iš karto sąnarių skausmai. Aš supratau, ką tai reiškia. Buvo išbalansuota mikroflora, buvo, sakykim, kūnas, organizmas nusilpo ir mum išryškėjo, į paviršių iškilo visos jos silpnos vietos. Ir tai buvo labai naudinga žinoti, kur jisai turi silpnas vietas, silpnas grandis ir kur išeis šaibom, taip sakant, pirmiausia, jeigu mes nepalaikysime optimalios sveikatos būklės. Mes labai susijėmėme, atsisakėme chemijos, mes pakeitėme gyvenimo būdą taip, kad sveikatą puoselėjam ir namuose naudojam kasdieniams reikmėms tik tais augalinius natūralius preparatus ir iki chemijos poreikio mums beveik netenka prieiti. Tai būtų labai didelė retenybė. Ir tai buvo labai geras perspėjimas, suprasti, kur turi silpnas vietas. Ir man labai patinka Briuso Liptono knygos, kuriuose jisai pabrėžia apie ląstelių reakciją ir viso organizmo reakciją į stresą, kaip mus veikia mūsų emocijos. Pavyzdžiui, mes esam puikiai prisitaikę atlaikyti trumpalaikį stresą. Trumpalaikis stresas aktyvuoja visą mūsų organizmą tuo metu išgyventi. Mes pabėgam, arba sustingstam, slepiamės, arba kovojam, ir įvairios reakcijos ir strategijos. Ir kai pavojus praeina, galbūt galite prisiminti momentus, kai gyvenime buvot labai išsigandusios. Pavyzdžiui, vos mašina ten neatsitrenkėte į stulpą ar nepapuolėte į avariją. Visas kūnas po to dreba. Taip iš raumenų išeina stresas per judėjimą, per raumenų judesį. Šiais laikais mes, aišku, per mažai turime fizinio krūvio ir judėjimo visam turimam vidiniam stresui paleisti, bet čia kita kalba. Bet trumpalaikiai stresas, su juo yra viskas normalu ir viskas gerai, tai netgi šiek tiek mums reikalinga. O štai chroniškas pastovus stresas, kurio dabar yra ženkliai per daug, yra pražūtingas dalykas, mes tam nenumatyti. Ir galite perskaityti, kokias pasekmes tai sukelia, jeigu ilgą laiką mes esame, net jeigu ir ne kritinio lygio streso būsenoje, bet toks pastovus, chroniškas, sakykime, žemo lygio, bet vis tik šioks toks stresas. Ar tai darbe, ar tai asmeniniuose santykiuose, ar dar dėl kažko. Ir tiesiog reikia evoliuciškai suprasti mechanizmą, kad jeigu yra kažkoks pavojus, stresas, mūsų kūnas adaptuojasi prie to, pasiruošia kovoti arba bėgti. Vadinasi, jeigu jūs bėgate nuo plėšrūno, kiek energijos procentaliai gyvybinės norite skirti bėgimui, tai yra raumenims, širdžiai, plakimui, deguonies įsisavinimui, o kiek norite skirti energijos, tarkim, imuninių ląstelių gaminimui, regeneracijai, valymuisi, detoksikacijai, tai gali palaukti, ar ne? Tai tikrai gali palaukti ir mes išjungiame visas nebūtinas funkcijas, kad efektyviai naudoti turimą gyvybinę energiją ir jėgas. Ir viskas skiriame išgyvenimui. O kai mes sėdime kažkur biure, ar ofise, ar namuose, ar kažkur tai, ir mes tylime sukandę dantis, jaučiant stresą, nes nenorime provokuoti kažkokių problemų dar, nutylime, išlaukiame, tas stresas lieka mūsų kūne labai ilgam. Ir mes įprantam nuolat į kažkokias situacijas reaguoti tokiu stresu. Būna, kad, tarkim, tas žmogus, jau vos jį pamačius, man jau delnai prakaituoja, širdis muša. Nes jis pastoviai kokiu nors ten eibių pridaro ar stresą sukelia. Būna, kad tokie vampyriniai bosai būna ar dar kas nors. Ir jeigu pažiūrėti ne vien iš tokios fiziologinės perspektyvos į emocijų įtaką, o daugiau iš energetinės perspektyvos,
Man labai patinka anglų kalba žodis, kaip emocijos įvardinamos. Emotion. Emotion. Ir labai tai gerai yra perfrazavę energy in motion. Energija judesyje. Tai, ką mes jaučiame kaip emociją su atitinkamais fiziniais pojūčiais, yra emocijų energijos judėjimas mūsų kūnu. Ir dabar prisiminkite, kaip jūs elgiatės, kaip jūsų kūnas jaučiasi ir elgiasi, kai jūs patiriate ką nors labai malonaus. Jūs atsipalaiduojat, jūs atsiveriat, leidžiate tą emociją pasiekti kiekvieną kertelę jūsų kūno, jūs ją mėgaujatės, jūs save visą atidarot, visus šliuzus ar ne, ir leidžiate tą emociją laisvai tekėti per jūs. Bet jeigu mes patiriame kažką skausmingo ir nemalonaus, kokia būna tada mūsų reakcija? Aš čia iš karto įsivaizduoju mažą vaiką, kuriam bandai jam nepatinkančią košę sumaitinti, ne? Užsičiaupia ir neprakurtų to šaukšto neįkišė. Mes įsitempėm, mes užsidarom, tikėdamiesi, kad jeigu neleisim tą energiją judėti, nebeteks jausti to nemalonaus pojūčio. Mes įsitempėm, užspazmuojam ir ta emocija tiesiog, ta energija emocijos įstringa mūsų kūne, nenuėjusi viso savo ciklo ir nepaleista. Tai yra, kai mes apsinuodijame, kad ir kaip nemalonu išsivemti, bet tai geriau negu pasilikti tos toksinus viduje ir tau nesibaigs pykinimo blogumo jausmas, ar ne? Taip ir su emocijom, kad ir kokia emocija būtų, mes šiais laikais gyvename greito pasitenkinimo kultūroje, kai norim, kad kuo greičiau vėl būtų gerai, malonu ir mes įvardiname žmogų, kuris natūraliai, sakykime, liūdi, gedi po netekties, klijuojam jam diagnozes jau medicininės, kad pas jį nerimo sutrikimas, nemiga ir depresija. Ne, jis tiesiog gedi. Nuo kada natūralios žmogaus emocijos, pyktis, liūdesys ir kitos staiga tapo lygomis. Mes per robotukai verčiami visada būti pozityvūs ir patys save spausdami būti pozityviais, mes kartais užgniaužiame tai, ką reikėjo, nesakysiu išvengti, bet tiesiog išjausti iki galo, išbūti su tuo jausmu ir leisti jam atlikus savo darbą, atsiuntus davus savo žinutę sąmoniai, kad aš jaučiuosi taip ir šiuo metu mano poreikiai yra galbūt susijungti su savim, pabūti ramybėje, pabūti sulindusi kažkur susitraukusi į rutuliuką, amoliuką, tiesiog išsilaižyti tas žaizdas ir duoti savo tam laiko išgyventi ir išgyti psichologiškai ir energetiškai po patirtos emocinės traumos. Bet šiais laikais mes visi turime būti staigi, biuletenis baigėsi ar ne, arba tau skiriama tik tam tikras laikas, kiek tu gali sau leisti sirgti, ar ne? Prie gripo tau duodamas biuletenis tokiam tai laikui, prie netekties ir laidotuvių iš viso ar duodamas laikas gedėti. Ar tu turi kitą dieną grįžti į darbą ir atlikti visas savo įprastinės pareigas. Emocinėms traumoms neduodama laiko išgyti. Ir mes savyje turime sukauptų daugybę įstrigusių, neišjaustų, nemalonių emocijų. Ir mes, kadangi įsitempėme, mes linkę tam tikras emocijas jausti tam tikrą kūno vietą. Prisiminkite, pavyzdžiui, kaip jums jaučiasi fiziškai kūne išgąstis, kurioje vietoje tai pajuntat. Tiesiog prisiminkite savo gyvenime, kada stipriai išsigandot ir kaip sureagavo jūsų fizinis kūnas. Kaip jaučiat atsakomybės naštą. Dažniausiai jinai čia pečiuose juntama. Ir mes linkę įtempti tam tikras kūno vietas, blokuodami tam tikras emocijas, nes jos ryškiausiai tam tikrose vietose jaučiasi dėl tikriausiai tam tikrų. Vėlgi čia reikėtų eiti giliai, galbūt į kinų mediciną, į meridianus, kokiom energijom aprūpinami kokie organai ir su kokiom emocijom tie meridianai rezonuoja. Ir mes turime įvairiausius, sakykime, spazmus, įtampas dėl įvairių emocijų, bet ilgai negali laikyti tos pečių įtampos, galiausiai neatlaikysi jos, jinai sukels pakankamą diskomfortą, nueisi pas masažistą, kuris tau ją pamėgins fiziškai išmasažuoti. Kartais tai išlaisvins ir emociją, bet dažniau
tos įtampos nueina dar gilyn, jungiama į audinį, į vidaus organus ir saugomos ląstelinėje atmintyje. Ir kaip mūsų kūnas užsideda randus, kaip šarvus toj vietoj, kur patyrė traumą, taip ir emociškai bei energetiškai mes užsidedame šarvus, kad apsisaugoti nuo tolimesnio skausmo, o tai reiškia ir tam tikrus draudimus savo, kažkam atsiverti, kažką patirti, kažką sau leisti. Tarkim, jeigu aš bijau, kad esu nepakankamai gera, aš bijau aplinkinių reakcijų į mane, net jeigu niekas niekada nėra pasielgęs su manim negražiai ar atstūmęs, bet vis dėlto tas vidinis jausmas mane skatina vengti kontaktų, vengti būti matomai, ryškiai, atkreipti į save dėmesį. Jaučiuosi susigūžusi, pasislėpusi ir vidinis toksai noras būti nematomai. Ir galvoju, kad čia aš tiesiog tokia, aš intravertė, nieko panašaus, aš labai komunikabili. Ir mes visi turime tų savo tokių šarvų tose vietose, kurios yra jautrios ir tie šarvai riboja mūsų pasirinkimus ir galimybės gyvenime. Mes galbūt neleidžiam savo pakankamai atsiverti, suartėti, patirti to tikro pažeidžiamumo ir intymumo su žmonėmis ir tuo sukurti tikrai gilų emociškai ryšį. Mes norime tikro artumo su savo antrąja pusė, su šeimos nariais, bet pačios savo neleidžiame nusiimti šarvų, tai koks artumas tada įmanomas. Ir yra labai įdomus mokslinis tyrimas, galite print screeną pasidaryti ir įsivesti šitą adresą į naršyklę vėliau, jeigu norėtumėt paskaityti. Aš tiesiog išverčiau trumputę ištrauką iš jo išvados santraukoje, kad epidemiologinės studijos rodo, jog prie ligų rizikos prisideda tiek genetiniai, tiek ir aplinkos poveikio faktoriai kartu. Aplinka, ypač ankstyvos traumos ir didelis stresas veda į visam gyvenimui išliekančius molekulinius pakitimus per epigenetinės modifikacijas, pakreipiančias organizmą link sveikatos ar ligos. Tai, ką mes ypač ankstyvame amžiuje patyrėme, kokius stresus, kokius išgyvenimus, keičia mūsų genų raišką, kokie genai, kokios programos bus vykdomos, o kokios ne. Ir mūsų nervų sistema tarytum užprogramuojama funkcionuoti arba padidinto streso ir jautrumo, padidinto budrumo būsenoje, arba atsipalaidavimo saugumo būsenoje. Ir tai yra nustatymas visam gyvenimui, nebent prisikasime į kitų pirminių traumų ir sugebėsime jas paleisti iš savo kūno atminties ir pasąmonės. Ir kartais mūsų nešiojamos savo kūne traumos yra net ne mūsų. Aš ilgai galvojau, kodėl aš turiu tokių įdomių savybių, kurioms neturiu logiško paaiškinimo ir pagrindo, kodėl turiu tam tikrų baimių ir noro tarsi pasiruošti tam tikroms situacijoms, su kuriomis realiai aš nesu susidūrusi. Bet paskui aš pagalvojau, kad mano močiutė ir senelis patyrė tremtį. Jie susipažino tremtį Sibire, jie iš 3 karto tik tais pabėgimo grįžo į Lietuvą, turėjo čia slapstytis, nes dar nebuvo taip paprasta grįžti. Galima tik įsivaizduoti, kokiu stresu jie patyrė ir ką tai paliko giminės pasąmonėje kaip įrašą. Ir buvo atliktas toks eksperimentas su laboratorinėmis žiurkėmis. Žiurkiai mamytei būsimai buvo įmetami į narvelį vyšnių žiedai ir jai užuodus tą kvapą buvo paleidžiamas jai elektrošokas. Paskiau tą pelytę, kai jau išsivystė reakcija, Pavlovo reakcija, kad iš karto kildavo streso reakcija vos užuodus vyšnių žiedus, ją paliko ramybėje, leido susilaukti palikuonių, kurie niekada nebuvo ragavę elektrošoko ir atskyrė tos palikuonius nuo mamytės, kad nematyti pavyzdžio, įmetė tiems žiurkučiams vyšnių žiedų. Ir stebėjo jų reakciją, kad jiems iš karto kilo didžiulis stresas ir panikos būsena. Tai reiškia, kad tas kvapas kartu su ta patirtimi buvo įrašytas į pasąmonę ir kvapas geba iškelti praeities traumas ir stresus. Ir jeigu tu negali išnešti šiukšlių, kurių nematai, ar ne, tamsoje nelabai apsitvarkysi. Tai, kad mes galime iškelti tas įstrigusias emocijas, jas išjudinti, atveria mums galimybę su jomis pradirbti ir jas išjausti ir paleisti. Ir taip aš padariau su savo kai kuriom tokiom įdomiom emocijom, kurios supratau, kad yra visiškai ne mano ir man tik trukdė gyvenimui. Ir Biblijoje yra labai įdomių įrašų apie tai, kad už tėvų nuodėmės atsakys, kentės 7 palikuonių kartos, bet
teisuoliai gyvenantis pagal kūrėjo valią bus palaiminti 1000 kartų į priekį. Ir galbūt tame taip pat slypi tam tikra išmintis ir senolių pastebėjimai ir žinojimas, kad tam tikros patirtis, tam tikri išgyvenimai palieka antspaudą ir jis persiduoda net ne per auklėjimą, o tiesiog tais ląsteliniais pakitimais, ląstelių atmintimi palikuonims iš kartos į kartą, ir ta košė, kurios neišsisrėbėme patys, jinai atiteks srėbti mūsų vaikams. Aš kai laukiausi, labai apie tai daug mąsčiau ir netgi Dievui tokią intenciją išsakiau, kad prašau leisk man mano savo košę išsisrėbti pačiai, neperduoti savo vaiko. Ir kadangi buvau ką tik perskaičiusi, jog Tibeto lamos iniciacijų metu perima dalį savo mokinių karmos ir paskiau bando ją kaip ir išgryninti, atpirkti per fizinį skausmą, bambuko ląstelėmis patys savo mušdami per kojas. Ir man taip toptelėjo tuo metu visiškai netikėtai, intuityviai tokia mintis, kai aš kreipiausi į kūrėją su ta intencija, kad aš norėčiau savo košę išsisrėbti pati, taip tokie ir buvo mano vidiniai žodžiai, tos mintis. Aš tą pavyzdį prisiminiau ir tiesiog vidiniu žvilgsniu pažvelgiau į savo kojas ir tarsi sutikau skausmą toje vietoje, patirti kaip savo karmos išraišką. Ir 3 dienų bėgyje pirmą kartą gyvenime mane ištiko alergija ir visos būtent kojos siaubingai skaudėjo, nes buvo išbertos labai skausmingai ir niežtinčiai. Ir aš suprantu, fizinėme lygmenyje to priežastis buvo sintetiniai vitaminai besilaukiančiams, bet ta manifestacija būtent tokiu būdu, būtent tuo metu iššaukė mano pačios mintis, intencija, mano pageidavimas, į kurį mano aukštesnis aš tikriausiai taip ir atsakė. Ir kai mes turime savyje tą įstrigusią energiją, labai svarbu ją išvalyti ir iš fizinio lygmens, išvalant ląstelinę atmintį, tai yra būdai, tiesiog nuo epigenetinio lygmens, tai yra ant genų nuimti, nuvalyti, yra tam tikras fermentas, kuris keliauja per mūsų geną ir jį skaito, yra fermentas, kuris ant jo uždeda tuos metilo grupėmis užrašus ir yra fermentas, kuris juos nuima. Tai yra mechanizmai paleisti tuos įrašus, ištrinti juos. Labai svarbu, kad būtų įsisąmoninta elgesio šablonas, ką aš darau, ar man tai naudinga, ar aš noriu tai tikrai kartoti, įsisąmoninimas savo pamokos ir sąmoningas kitokio elgesio modelio pasirinkimas, labai svarbus emocinis lygmuo, tos emocijos identifikavimas ir išjautimas, leidimas tą energijai praeiti visą savo ciklą, kad jinai galėtų išeiti. Ir jau daugiau automatiškai tai vyksta, sakykime, mums pradirbus pirmais 3 lygmenimis, vyksta sąmoningumo augimas. Kai žmogus tampa išmintingesnis, ima tiesiog aukštesnė vibracija gyventi, mąstyti ir jausti. Ir įrankiai tam yra jau duoti kūrėjo nuo pat pradžių. Apreiškimo knygoje yra tokia įdomi citata, kad aikštės viduryje tarp upės atšakų auga gyvybės medis, duodantis 12 derlių, kiekvieną mėnesį vedantis vaisių, o to medžio lapai tinka tautoms gydyti. Medžio lapai tautoms gydyti. Ką tai sako? Kūrėjas nuo pat pradžių apgyvendino mus jau sukurtoje erdvėje, kurioje yra viskas, ko mums reikia. Galbūt mums reikia ne tiek išrasti kažką, kiek atrasti, pažinti mūsų supančią aplinką, nes augalai mums duoti ir kaip maistas, ir kaip vaistas. Ir mums tai reikia atsigręžti atgal į motiną gamtą. Mes kalbėsime apie eterinius aliejus kaip koncentruotus augalų ekstraktus. Jie išgaunami šalto spaudimo arba garų distiliavimo metodais, tai yra saugiausia, kaip čia sakyti, ekologiškiausi, švariausi metodai išgauti eterinius aliejus. Ir jie gali būti išgaunami iš įvairiausių aromatinių augalų dalių. Ir eterinis aliejus, susimastykime apie patį pavadinimą, eterinis aliejus. Jie iš tikrųjų nėra tokie riebus kaip pačiupiniai tarsi aliejus, bet jie yra kažkur tarp aliejaus ir vandens, toks savo pojūčių. Jie yra lakūs, todėl kad jų molekulės yra antiek mažos, mažesnės negu vandens, lengvesnės negu vandens, todėl aliejus, eterinis aliejus plaukioja lašelis vandens paviršiuje ir jisai išgaruoja į orą, išsisklaido.
jeigu paliksime buteliuką, pavyzdžiui, neužsuktą. Ir tuo pačiu žodis aliejus sako, kad jis yra fizinė substancija, o eterinis sako, kad tai yra kažkas tokio subtilaus, efemeriško, tuo pačiu egzistuojančio vos ne aukštesnėme, subtilesnėme lygmenyje, ar ne? Angliškai eteriniai aliejai vadinasi essential oils, kas reikštų daugiau kaip esminiai aliejai, kurie yra esminiai augalo sveikatai ir išgyvenimui, nes jie atlieka augalui tam tikras funkcijas, kaip imuninė funkcija, apsauga nuo virusų, bakterijų ir grybelio, kaip hormoninė ir komunikacinė funkcija prieš privilioti apdulkinimui vabzdžius, nubaidyti kenkėjus arba atėjus kenkėjui privilioti kitą vabzdį ar gyvūną, kuris suvalgys tuos kenkėjus ir leis išgyventi augalui. Mes turime labai įdomias ir įvairias jų savybės ir kadangi augalai yra mūsų maistas, mes esame sukurti egzistuoti sinergijoje su augalais. Kai pagalvoji, mes įkvepiame deguonį, iškvepiame anglies dvideginį, o augalai įkvepia anglies dvideginį ir iškvepia deguonį. Mes tarsi sutverti kaip yin ir yang egzistuoti greta, maitinti vienas kitą, rūpintis vienas kitu ir egzistuoti greta ir nelikus augalų neliktų ir mūsų, ar ne? Nes augalai gamina mums ir maistą, ir šilumą, ir deguonį kvėpavimui. Ir eteriniai aliejai, būdami tokiomis lakiomis, smulkiomis molekulėmis, kurios sugeba prasiskverbti į ląstelę per jos membraną, ko niekas kitas nedaro, ir pereiti netgi kraujo smegenų barjerą ir tiesiogiai nueiti paveikti mūsų smegenis, mūsų centrinį valdantį kompiuterį, yra kažkas veikiančio tokiu subtiliu ir esminiu lygmeniu, kad aš kiekvieną kartą esu sužavėta. Ir man eteriniai aliejai tai yra kažkas, kas savo kelionę pradeda kaip šviesa, saulės šviesa kritusi ant šios žemės, traukianti vandenį su mineralais per augalą aukštyn, nes ne augalas traukia vandenį, saulė garindama vandenį per lapus, kaip per šiaudelį traukia vandenį iš žemės. Ir tuo pačiu tais procesais, kuriuos augalės sukelia saulė, yra gaminamas cukrus, yra gaminamas, vis daugėja augalinės biomasės žemėje, nes mes gauname kažką iš saulės. Augalai valgo saulę, mes valgome augalus ir kai mes naudojame eterinius aliejus, mes kai užuodžiame ir įsisąmoniname ir pajuntame emociją, tai saulės šviesa, tai kas prasidėjo kaip saulės šviesa, galutinėme rezultate virsta sąmonė, įsisąmoninimu ir emociniu išjautimu. Parašykite čate, wow, jeigu ir jums tai atrodo kažkas nuostabaus, nes aš tai esu įsimylėjusi eterinius aliejus. Noriu pamatyti, ar jums tai yra tokia pat įdomi sritis ir tema kaip ir man. O aš tuo metu judėsiu toliau. Eterinius aliejus mes naudojame jau taip seniai, kad apie juos įrašus randame seniausiuose rašytiniuose šaltiniuose. Pavyzdžiui, Ebriso papirusas, kuris datuojamas 4,5 tūkstančio metų prieš Kristų. Biblijoje minimi eteriniai aliejai. Ant Izidės šventyklos sienų yra pavaizduota ceremonija, kai būsimi faraonai buvo apvalomi nuo demonų, buvo atliekama kūno ir kraujo apvalymo ceremonija, pilant ant būsimo faraono eterinius aliejus. 3 dienas ir 3 naktis be maisto ir vandens ant jo pylė eterinius aliejus, kad apvalyti jį nuo demonų. Ką tai reiškia? Apvalyti nuo emocinių traumų, nuo vidinių ydų. Biblijoje yra nuostabi istorija, kaip vienas iš biblinių karalių nusidėjęs, užsigeidęs kitos moters, organizavo jos vyro nužudymą ir permiegojo su ją. Po to jisai prašo kūrėjo jį apvalyti izopų. Tai yra kvapnių augalų, kurį naudojo šlakstyti šventykloms ir įeinantiems į šventyklą energetiniam apvalymui, dvasiniam apvalymui, kad jis būtų vėl švarus kaip sniegas, kad gražintų jam. Ta citata yra labai labai nuostabi, bet aš dabar jos tiksliai nepakartosiu, gaila, kad neužsirašiau.
bet tai tiesiog parodo, kaip stipriai ir kaip intuityviai senieji žmonės jautė eterinių aliejų ir aromatų poveikį mūsų emocijoms ir giluminiams mūsų asmenybės lygmenims. Nes ta citata parodė, kad izopu bus apvalytas jis ne šiaip nuo nuodėmės, kaip pasiekmės, kaip susitepimo tuo veiksmu, bet apvalytas nuo tų vidinių ydų ir savybių, kurios išprovokavo tokį poelgį, kad jis vėl būtų švarus Dievo akyse, nebegalintis taip pasielgti. Turbūt esate girdėję frazę kaip karalių patepimas. Patepami vyskupai ir aukšti religiniai, kaip čia pasakyti, tarnautojai, ar ne, patepami karaliai. Jie buvo patepami tam tikru eterinių aliejų mišiniu, taip juos palaiminant, prašant Dievo juos savo akyse išskirti, matyti ryškiau, globoti labiau, vesti, atliekant jų išskirtinai svarbią misiją. Kristus gydydamas taip pat naudojo eterinius aliejus ir juos davė savo mokiniams. Labai yra daug kartų minima eteriniai aliejai, myra, frankincensas ir kiti Biblijoje ir Naujajame testamente apie tai, kaip Kristus siuntė savo mokinius eiti ir gydyti žmonės, bei juos mokyti. Tai yra, bažnyčia visą tai kaip ir užmiršo ir išstūmė iš savo praktikų, pareiškus, nenorėdama, kad primityvų žmonės sureikšmintų materiją, aliejų ir pamirštų, kad gydo Dievas. Aš noriu juk priminti, kad gydosi pats kūnas, tai yra Dievas mumyse jau įdėjo tą išmintį. Kūnas gyja pats, gavęs teisingą žinutę, galbūt apvalytas nuo tų demonų, nuo neigiamų vibracijų, nuo neigiamų emocijų, grąžintas į vidinę pusiausvyrą, kūnas gydosi pats taip, kaip jame užprogramuota kūrėjo. Taip, matau visus wow ir labai malonu tokią entuziastingą publiką turėti. Ir kaip mūsų emocijas geba paveikti eteriniai aliejai. Pamėginkite dabar pasikasyti savo smegenis. Neišeina, kaukolė. Mūsų smegenys yra labai saugiai apsaugotos, galva apsaugota kaukolės, stuburo smegenys apsaugotos stuburo, ten irgi yra nemažai apsaugų sudėta. Vienintelis nepridengtas smegenų išėjimas į išorę yra per mūsų uoslę. Mūsų uoslės nervas yra tiesioginė smegenų tąsa ir per uoslės nervą, kai mes kažką girdime ar matome, signalas eina į vėliau evoliucionavusią, atsiradusią tą prefrontalinę smegenų dalį, racionalėje, kur mes racionaliai apsvarstom, įvertinam, sulyginam su visais savo patirtimis ir filtrais ir tik tada pajuntam kažkokią reakciją. O aromatai iš karto sukelia emocinę reakciją, dar net nespėjus prisiminti visų savo asociacijų, nes vienintelis pojūtis uoslė siunčia signalą į senąją smegenų dalį limbinę sistemą, kuri atsako už mūsų emocijas ir įtakoja mūsų atmintį, mūsų seksualinį elgesį ir libido, gali sukelti prisiminimus su stipriu emociniu atspalviu. Ir pirmoji limbinės sistemos dalis, pirmoji liauka, kurią paliečia uoslės nervas, yra migdolinė liauka, kuri ir yra, tas, sakykime, pavojaus varpelis, kai streso reakcija. Būtent migdolinė liauka įjungia ir išjungia streso reakciją, duoda signalą kūnui įeiti ir išeiti iš streso būsenos ir pasako gilaus streso būsenoje, kad reikia įrašyti dabartinės traumos prisiminimą ateičiai, kad žinotume, ko saugotis. Ir būtent per poveikį migdoliniai liaukai mes galime iškelti ir paleisti, atverti savo pasąmonę tų įrašytų programų perrašinimui dėl dar vienos eterinio aliejų savybės. Molekulinės sudėtinės dalys seskviterpenai esantis eteriniuose aliejuose, kai kurie turi labai daug, iki 98%, kai kurie mažai, didina deguonies įsisavinimą smegenų ląstelėse. Būtent tai atrakina pasąmonę vidinių tų pasąmoninių programų perrašymui. Taip kad toks naudojimas eterinių aliejų, kokie mums labiausiai patinka, yra būtent tai, ką darome aromapsichologijos metodikoje. Tiesiog
aromapsichologijos metodas leidžia giliau suprasti, kas, kaip ir kodėl, ką reiškia, kad mums patinka vieni ar kiti kvapai, ką jie mumyse stimuliuoja, su kokiom emocijom ir būsenom jie susiję, kokį poveikį mums suteikia ir kodėl mes jo norime ir ką jisai mums duos. Nes prisiminkime gyvūnus, jie neturi knygų, kad užrašyti savo patirtį, ar ne? Jie vadovaujasi instinktais ir ką gyvūnas daro apsirgęs. Jisai tiesiog vaikšto ir uostinėja ir jisai randa tą grybą, tą augalą, tą žolę, kurią pakramsnoti, kad pasijusti geriau. Senais evoliuciškai laikais mes pirmiausia vadovavomės uosle. Tik vėliau, kai atsistojame ant 4 kojų ir atitraukėme nosį nuo žemės ir pradėjome girdėti ir matyti toliau, mūsų pirminiai pojūčiai vadovautis, orientuotis pasaulyje tapo rega ir klausa. Tačiau uoslė lemia vis dar labai didelį įtaką daro tame, kaip pavyzdžiui kyla mūsų aistra, trauka fizinė, seksualinė antrai pusiai. Buvo apklausti žmonės, kurie skyrybų priežastimi nurodė, kad nesutapo charakteriai. Jų paklausė, ar jums patiko partnerio kvapas. Ir praktiškai visi pasakė ne, jį buvo sunku toleruoti. Ir kitas tyrimas atskleidė, kad pavyzdžiui beždžionės, mums gana artimas gyvūnas, sugeba neklysdamas uosle atrasti tą beždžioniuką patiną, kuris turės geriausią imuninių sistemų suderinamumą, kad gimtų kuo sveikesni palikuonis, o tada vėlgi pasitelkiant uoslę beždžionė mama sugeba rasti patiną, kuris turės tinkamiausias psichologinės savybės auginti tiems beždžioniukams. Nebūtinai tas pats beždžionės patinas bus tinkamas ir vienam ir antram vaidmeniui. Ir mes taip pat turime tą mechanizmą. Tai, kad gyvūno uoslė 100 ir daugiau kartų stipresnė, nereiškia, kad mūsų kvapas nebeveikia. Žmonės, kurie dėl traumos, sužalojimo prarado uoslę, jie labai dažnai rezultate ilgainiui puola į depresiją, nes jaučiasi tarsi izoliuoti nuo gyvenimo ir pasaulio. Tai, kad jie nebeužuodžia savo partnerės, savo žmonos ar vyro ar antrosios pusės kvapo, labai paveikia jų libido ir jų intimų į gyvenimą, nebejausdami maisto skonio, nebejausdami aplinkos kvapo. Jie jaučiasi tiek atitrūkę nuo pasaulio, tiek izoliuoti, kad nebejaučia gyvenimo džiaugsmo, kas yra logiška, nes uoslė stimuliuoja tą emocinę smegenų dalį. Tad stimuliuoja ir mūsų emocinį lankstumą, imlumą ar ne, gebėjimą jausti emocijas. Tuo pačiu depresija sergantys žmonės, kurie nepatiria pozityvių emocijų, anketose taip pat atsako, jog jų yra susilpnėjusi uoslė. Bet depresijos atveju gavę tinkamą gydymą ir grįžę į normalią emocinę būseną, jie jaučia atsistačius uoslę. Tai yra neįtikėtinos sąsajos ir mūsų kūno išmintis mums tobulai padeda pasirinkti, kas mums tinka tiek renkantis partnerį, tiek renkantis ir subtilesnius pagalbininkus. Ir beje yra paskaičiuota, kad šiuolaikinis žmogus gyvenantis betono džiunglėse per metus neįkvepia maždaug 1 kilogramo kvapiųjų medžiagų eterinių aliejų. Kai jų buvo daugybė, kai aplink mus, jos eterinių aliejų molekulės supo mus visą parą, kai mes betarpiškai gyvenome gamtoje, mums judant gamtoje, nuolat eterinių aliejų molekulės šukavo mūsų aurą. Ir ne šiaip sau visos pasaulio religijos naudoja eterinius aliejus savo ceremonijoms, nes jie puikiai žino nuo seno, kaip kvapai veikia mus emociškai, kaip jie pakylėja, kaip jie padeda įeiti, kokie kvapai padeda pasiekti tą sąmonės atsiverimą ir ryšio su kūrėjų jausmą, harmonijos pojūtį. Ir Biblijoje netgi yra tokia frazė, kad jeigu sergi, eik pas bažnyčios vyresniuosius, pas šventikus, kurie teps tave aliejais ir melsis prie tavęs. Fizinis ir dvasinis gydymas visais laikais ėjo greta, tik pastaruosius šimtmečius bažnyčia ir mokslas išsiskyrė ir medicina ir kūno gydymas atiteko mokslui,
kuris neigia religiją, neigia tą subtilesnį lygmenį ir kaip stipriai įtakoja žmogaus emocijos, gyvenimo prasmė, jo vertybių sistema, jo kūno gebėjimą sveikti, regeneruotis. Ir turime atskirai dvasinį gydymą bažnyčioje, kuris ignoruoja, neigia kūną. Ir kai mes įkvėpėme eterinio aliejaus aromatą, mūsų reakcija susideda iš daugybės lygmenų. Pavyzdžiui, yra kolektyvinė žmonių atmintis, ką mums kaip žmonijai, ar apskritai mūsų per visą evoliuciją žiūrėti kaip gyvybei, kaip gyvam sutvėrimui, žinduoliui, ką mums reiškia prieskoniniai maisto kvapai, ką mums reiškia gėlių kvapai, ką mums reiškia medžių kvapai. Yra kolektyvinė ta bendra suminė žmonijos atmintis. Yra individualus genetinis lygmuo, iš įvairių regionų kilę žmonės labiau prisitaikė užuosti tose regionuose augančių augalų kvapus ir turi daugiau receptorių jiems ir gali iš viso neturėti receptorių kažkuriems kitiems kvapams. Mes nosyje, pavyzdžiui, akise regėjimui mums užtenka 3 skirtingo tipo receptorių, kad matyti, net nežinau, kiek tūkstančių atspalvių mes gebame skirti. Uoslė turi apie 1000 skirtingų receptorių. Ir labiau asmeninė ryški patirtis per gyvenimą lemia, kiek kurių receptorių mes turėsim. Tarkim, jeigu genetiškai turime užkoduotą 1000 tam tikrų receptorių, tarkim, mano labiau mėlyni, jūsų labiau rožiniai, tarkim, receptoriai, taip, simboliškai. Ar ne? Tai mano gyvenimo patirtis galbūt neigiama su tam tikrų mėlynos atspalvių, o jūsų labai teigiama su tam tikrų rožinių atspalvių gali reikšti, kad turėsime daugiau vienų receptorių ir mažiau tų, kurie mums atrodo mažiau reikšmingi. Mūsų uoslė nuolat veikia, skanuoja mūsų aplinką, ieškant pavojaus. Todėl mes priprantame prie ilgai aplinkoje esančio vienodo kvapo. Tarkim, jeigu gariname eterinį aliejų, po kurio laiko mes jo nebejuntame, tik sintetika mus dirgina non-stop, kol užmuša mūsų uoslę. Ir galiausiai prisideda paskutinis toks paviršutinis lygmuo, tai yra kultūrinis aspektas ir auklėjimas. Pavyzdžiui, mes turim tą kultūrinį aspektą, kad eglutės kvapas tai kalėdos, eglutė plus mandarinai totaliai kalėdos, cinamonas tai namų jaukumas, pyragai, kad rožės tai gėlės, tai meilė, tai šventė, tam tikras asociacijas su tam tikrais kvapais. Kipariso, ten lelijų kvapą daug kas sieja su laidotuvėmis, su gedulu. Pagal tai, kaip tie augalai yra toje kultūroje naudojami. Ir jeigu paimsime labai skirtingas kultūras, tarkim Japonijos ir Lietuvos, tai mes galime turėti labai skirtingas reakcijas. Yra, pavyzdžiui, bruknuolės kvapas, kuris Europoje nedaug kam patinka ir asocijuojasi su vaistais, su bobučių tepalais. O Amerikoje jį mėgsta labai daug žmonių, nes toksai kvapas, tas eterinis aliejus buvo dedamas į saldainius. Ir jie nuo vaikystės pripratę prie tokio įdomaus specifinio aromato ir jis jiems primena tuos vaikystės saldainius ir kelia labai teigiamas asociacijas. Ir visa tai susideda. Kai mes ilgiau dirbam su kažkokiu aromatu, mes tarsi nuimam tą paviršutinį kultūrinį aspektą, mes galime pradirbti asmeninės ryškės patirtis ir galiausiai einame giliau link tos genetinio, epigenetinio lygmens. Genų mes be abejo nekeičiam, bet epigenetinius įrašus ir perduotą iš protėvių informaciją su eteriniais aliejais mes galime paveikti, o kas liečia kolektyvinę žmonijos atmintį, tai daugiau prisijungti galbūt prie jos, paimti tam tikras būsenas ir jas įeiti eterinių aliejų pagalba, resursinės būsenas, kurių mums reikia. Pavyzdžiui, 1000 metų bažnyčioje naudojamas myras, sandalmedis, frankincensas, juos kvėpuojant žmonės, netgi nelabai lankantis bažnyčios, iš karto kilo asociacija, čia kaip bažnyčiai kvepia. Nes yra kolektyvinė žmonijos atminties ta patirtis, kad į tam tikrus kvapus reikia reaguoti tam tikrų elgesių, tam tikrą būseną. Ir sąmonės būsena keičiasi. Ir pagrindinis aromapsichologijos mokslo principas yra mūsų emocinė reakcija, kas visiškai logiška. Jeigu eterinis aliejus signalas siunčia į emocinę smegenų dalį, tai koks gali pareiti atsakas? Emocinis, ne? Ir ar mums kažkas tinka, ar bus naudinga,
atsakymas ateina per emocijas. Mes esam arba abejingi tam kvapui, yra ir yra, nieko, nelabai užuodžiu, nesvarbu, nežinau, arba labai patinka. Truputį patinka, labai stipriai patinka, arba noriu išsipilti ant savęs visą buteliuką, arba nepatinka. Tai yra šlykštu, man iškart vemti norisi, man galva nuo jo skauda, man iškart susiraukti norisi, man jisai blogus dalykus primena. Ir ką reiškia, ką mes darome su kvapais, kurie mums nepatinka. Mes juos paliekam ramybėje. Aš žinau, yra nuomonių, kad reikėtų kaip tik pradirbti su nepatinkančiais, nes tau jų reikia, nes tu turi su jais surištą traumą. Nemokanti plaukti ir bijanti vandens ir turinti vandens traumą, galima mesti į ežerą ir sakyti, skęsk arba plauk. Ir jeigu jisai išplauks, tikėtis, kad jis bus įveikęs savo baimę. Galima tokia strategija, bet žinot, jinai tokia rizikinga. Kur kas švelnesnė, malonesnė ir lengvesnė strategija eiti per patinkančius aromatus, nes pats kūnas pasako, man šito reikia, tai mano resursas šiuo metu sprendžiant mano dabartinius iššūkius. Tarkim, jeigu aš mokausi ir ruošiuosi egzaminui, beje, gal jūs kartais egzaminui ruošiatės, parašykit čiate. Tai jums nuostabiai šiuo metu turėtų traukti ir patikti visi eteriniai aliejai, kurie gerina atmintį, koncentraciją ir susikaupimą. Jeigu, sakykime, įsimylėjai, staiga pradės traukti visi eteriniai aliejai, kurie harmonizuoja hormonus, kurie padeda mums atverti širdį. Jeigu ištinka kažkokia kita situacija, mes intuityviai pradeda mus traukti tie aliejai, kurie mums tuo metu geriausiai pasitarnaus. Ir mes, naudodami patinkančius aliejus, galime duoti savo tuos vidinius resursus, emocinius, kurių mums reikia, kad įveiktume tuos iššūkius, kuriuos šiuo metu patiriame ir siektume tų tikslų, kurių dabar siekiame. Tai yra žymiai švelnesnė, lengvesnė ir paprastesnė strategija, negu mesti į vandenį ir skęsk arba plauk, ar ne? Tiesiog duodam gelbėjimosi ratą ir galbūt tą žmogų drąsiname, guodžiame, gyrėme, duodame jam, stipriname pasitikėjimą savim, kol jisai pats išdrįs su tuo gelbėjimosi ratu įlipti į vandenį, apsiprasti ten ir pasakyti, ole, visai čia smagu. Ir aš parinkau keletą kvapų, kuriuos visi pažįsta. Ir noriu, kad, aišku, jeigu jūs turite tuos kvapus po ranka, galite greitai atsinešti. Bet jeigu neturite, pamėginkite prisiminti ir kuo ryškiau juos įsivaizduoti. Įsivaizduokit, kaip sutraiškote mėtos lapelį, pipirmėtės, tos šaltos pipirmėtės lapelį tarp pirštų ir užuodžiate tą šaltą, gaivų kvapą. Dabar įsivaizduokite citriną savo rankoje, jos svorį, jos tekstūrą, pačiupinėkite ir tada suleiskite ją nagus, kad pasklistų citrinos tas gaivus, žvalinantis aromatas. Dabar įsivaizduokit, kad atsukate indelį su cinamonu ir įkvėpėte to šilto kvapo. Net čiaudėti norisi, jeigu per daug įkvėpsi, atsargiai. Įsivaizduokite tą šiltą cinamono aromatą. O dabar įsivaizduokite savo rankoje rožės žiedą. Palieskite švelnius jos žiedlapius. Tas nuostabus šilkinis gaivus švelnumas, gaivi vėsa. Ir įkvėpėte jos salsvo aromato. Gaivumas ir saldumas viename. Koks nuostabus aromatas. Ir dabar išsirinkite, kuris jums yra pats patraukliausias. Jeigu dabar galėtumėte išeidami iš šitos paskaitos dovanų pasiimti vieną aromatą buteliuke, kurį pasirinktumėte. Rašykite čiate, pipirmėtė 1, citrina 2, cinamonas 3, rožė 4. Ir kai tik parašysite, sužinosite, ką tai reiškia. 1, 2, daugiau kas renkasi 1, 2, kai kas 3, ketvirtų kol kas matau mažiausiai. 3, cinamono norisi. Aha, šaunu. Matau, kad mėtos norite labiausiai šiuo metu. Tai daug ką sako, nes mėta, žiūrėkime, kokį poveikį turi tie aliejai, tie aromatai, kuriuos išsirinkote. Aš čia užrašiau, kokias neigiamas emocijas iš savęs padeda paleisti, išeiti iš tų būsenų arba transformuoti į kokias teigiamas. Kokias teigiamas savybės mumise tie aromatai stiprina.
Ir galite čiate parašyti, kaip surezonavo. Aš manau, kad dabar yra vakaras, jūsų protas jau šiek tiek pavargęs, jau norėtųsi eiti ilsėtis, o jums tenka dabar mokytis ir aš užverčiau jūs tokiu kiekiu informacijos, kad tikriausiai tik spėjat gaudyti ir galbūt konspektuoti ir todėl pasirinkot pipirmėtę iš poreikio pažvalinti save. Beje, matau, kad čia aš tik tokius kai kurias savybės labai trumpai surašiau ir net nepaminėjau, kad pipirmėtė puikiai ištraukia mus iš streso ir padeda susikoncentruoti, pažvalina mus, gerina atmintį gal 25%. Ir citrina taip pat žvalinanti, o cinamonas ir rožė labiau atpalaiduojantis. Cinamonas daugiau jaukumo jausmo kūrė, šilumos, vidinio komforto, rožė emocinės harmonijos jausmą. Kaip su jumis surezonavo tas aliejus, kurį pasirinkote? Be abejo, turiu pabrėžti, ant kiek svarbu yra kokybė. Nuostabu naudoti gryną augalą ir jeigu kalbame apie jau koncentruotą, išdistiliuotą, išgautą eterinį aliejų, labai yra svarbu kokybė. Žinau, kad jūs jau mokėtės, jau daug ką patyrė, daug ką išbandėte iš eterinių aliejų. Asmeniškai aš savo atradau terapinės kokybės Young Living eterinius aliejus ir mes su vyru patys skridome, lankėmės Kroatijoje, šlamučių ūkyje, distiliatoriniai sandėlyje, laboratorijoje. Kroatijoje auga mano sodintas vienas šlamutis, mane, žinokit, 4 vyrai Men in Black nunešė prie reikiamos lysvės, kad suteiktų tą galimybę pasodinti šlamutį ir nusifotografuoti prie jo. Mes su vyru lankėmės Prancūzijos Provence, Levandų laukuose, matėme, kaip skiriasi žemės išvaizda Young Living ir kituose laukuose, kaip rūpinamasi dirvos kokybė, kaip gražinama visa žaliava, sukompostuota atgal į dirvą, kad jos nenualinti. Ir kiek kitų praktikų mes matėme, tokių, kurios labai brangiai kainuoja, labai imlios darbui, kiek yra pastangų įdėta, kad nuo sėklos, nuo dirvos auginti gyvus, sveikus augalus, tokius, kaip sukūrė Dievas, be žmogaus įsikišimo, kaip yra auginimo procesai, kuo mažiau irgi kišantis, be chemijos, laukai, nenaudojami jokie herbicidai, pesticidai, insekticidai. Patys mūsų lietuvių grupė, kai ten lankėmės, sakė, pirmoji, kuri tą begalinį ilgą lauką mums duotas 2 vagas nuravėjo iki galo. O darbas ten buvo sunkus, nes tos piktžolės tiesiog ne tai, kad tarpuvagyje tvarkingai išsirikiavusios, ne, jos iš vidurio krūmo dygsta ir reikia ten atsargiai jas išrankioti. Darbas buvo juodas, bet paskui mus apdovanojo skaniais pietumis ir pyragais su eteriniais aliejais, taip kad buvo verta. Distiliavimas vyksta patentuotos formos distiliavimo aparatais. Pavyzdžiui, matote šituos nuolaidžius vamzdžius. Čia viena iš inovacijų, kurias įdiegė Gary Youngas Young Living kompanijai. Gaubtų forma taip pat skiriasi negu naudojama kitur, nes gaubto forma distiliavimo katilo lemia, kaip garas judės viduje ir ar geriau ar prašiau pereis per žaliavą, išgaus daugiau ir pilnesnės kompozicijos aliejų ar ne. O va šitas nuolaidumas be stačių kampų leidžia tarsi to molekulėm neužkliūti, neužstrikti ant tų kampų ir tai leido išgauti 15% daugiau skirtingų molekulinių junginių eterinėme aliejuje. Ne tik kad kiekio prasme, bet ir sudėties prasme turtingesnį eterinį aliejų. Ir distiliuojama, pavyzdžiui, levanda komerciškai distiliuojama tik 15 minučių dideliam karštyje ir slėgyje, o tai leidžia išgauti 80% galimo eterinio aliejaus iš augalo. Dideliam karštyje ir slėgyje suardomi trapiausi molekuliniai junginiai ir nespėjama išgauti sunkiausių. Young Living distiliuoja valandą laiko mažam karštyje ir be slėgio. Mes patys stebėjome su vyru visą distiliavimo procesą ir tai leidžia išgauti 100% augalo eterinio aliejaus, tiesiog turint kantrybės, daugiau resursų, daugiau įdedant pastangų, išgauti
aukštesnės vertės ir kokybės eterinį aliejų ir daug žmonių man yra sakę, žinai, aš kartais iš kitur pirkto aliejaus, kad gauti tą patį kvapą ir pojūtį namuose, į garintuvą turiu lašinti žymiai daugiau lašų. Kodėl taip yra? Ogi štai todėl. Ir uostant tos kvapus irgi jaučiasi skirtumas, jaučiasi Young Living kvapų toksai kaip išbaigtumas, vientisumas, harmonija, tarpusavio komponentų, užtenka užmerkti akis ir įeiti į tą kvapą ir jis tarsi 3D jaučiasi. Bent jau man taip intuityviai jaučiasi tie kvapai, o jeigu aš nusiperkau kažką žymiai pigesnio iš parduotuvės, aš jaučiu tarsi kvapas būtų fragmentuotas. Pamėginkite tai išjausti intuityviai. Galiausiai yra labai griežta kontrolė, tyrimai savose ir nepriklausomose laboratorijose bei ženklinimas leidžiantis kiekvieną buteliuką atsekti iki ištakų. Ir tai, kad turimos savos laboratorijos ir galimybė atlikti labai brangiai kainuojančius tyrimus, užtikrina, kad nepraslys prisvilęs blynas, bet tuo pačiu tai leidžia daryti eksperimentus ir diegti inovacijas, kai tu gali tikrinti. Mes Prancūzijoje buvome tokiam lauke, kuris sakė, čia mūsų eksperimentinis laukas, mes čia bandome įvairias naujoves ir tikriname, kaip tai įtakos augalų kokybę ir eterinio aliejaus kokybę ir sudėtį. Daromi įvairūs eksperimentai, paskiau jie yra tikrinami ir žiūrima, kas pasiteisina, ką diegti į visą praktiką, o ko ne. Ir visas tas procesas yra kruopščiai aprašytas kokybės standarte nuo sėklos iki kamštelio. Beje, kartais būna nesusipratimų, sako, kodėl ne koks nors eko ženkliukas. Jūs suprantat, kadangi mes ūkius turime 5 žemynuose iš 6 ir kai kuriuose šalyse, kur eko standartai gal po 100 ar 200 metų tik atsiras, tai nėra vieningo standarto. Daugelis ekologinių standartų sertifikuoja tik tais ūkininkavimo praktiką, bet ne galutinį procesą. Jie neapima, kaip buvo skinamas augalas, kokiu metu, ar optimaliu, kaip buvo distiliuojama, kaip saugoma, ar naudojama buvo, sakykime, plastiko ar aliuminio talpos, ko negalima būtų daryti, ar buvo tik nerūdijantis plienas ir stiklas naudojamas. Tai čia tie dalykai ekostandartuose neapibrėžiami. Young Living atitinka ir pranoksta tiek ISO standartus eterinio aliejų, tiek Prancūzijos AFNOR standartą. Ir jį pranoksta detalesnėmis instrukcijomis, kaip kiekvienas eterinis aliejus turi būti išgaunamas nuo sėklos pasirinkimo ir dirvos paruošimo, bei kokybės iki kamštelio, iki ženklinimo. Tai čia yra mano, sakykime, didelis džiaugsmas. Aš jau 5 metus naudoju savo šeimoje Young Living eterinius aliejus ir turiu gausiai jau 800, šiandieną didelis man jubiliejus, 800 žmonių komanda ir stiprią mokymų platformą uždarą komandos narėms mokytis tobulėti būtent aromaterapijos ir sveiko gyvenimo srityje, kur turim nuolat įvairiausius mokymus, praktikas nuo meditacinių energetinių praktikų iki mokymo apie imunitetą, apie organizmo valymą ir taip toliau. Ir kaip atliekamas aromatestavimas, kas iš vis tai per ritualas, tikriausiai visiems labai įdomu. Pas mane atkeliauja klientė ar pas mano studentės atkeliauja klientė ir aš atsinešu virš 50 skirtingų eterinių aliejų, vieno augalo. Žmonės uosto kvapus ir žymi lentelėje, kurie patiko, kurie nepatiko, kuriems buvo abejingi. Visa tai paskiau virsta pas mane grafikais, lentelėmis ir procentiniais skaičiavimais ir galutiniam rezultate tai man leidžia suprasti žmogaus organizmo būklę, jo psichoemocinę būseną, streso lygį, taip pat atskleisti, koks žmogaus asmenybės tipas, savybės ir polinkiai. Pavyzdžiui, intravertas ar ekstravertas, lyderis ar sekėjas, turintis tvirtą etinę tą moralinę ašį, vertybinę sustatytą, ar labai lankščią. Žmogus savarankiškas ar toks, kuriam labai reikia daug palaikymo iš aplinkos, komunikabilus ar kompleksuotas, kaip save priima, kaip vyrą ar moterį, kaip priima priešingą lytį, ar turi kažkokių čia kompleksų, ar visas savybės harmoningai suvokia, priima, ar turi kažkokių neigiamų nuostatų. Atsiskleidžia pagrindinės traumos ir kompleksai ir žmogaus poreikiai ir prioritetai šiuo metu, kokių emocinių būsenų, kokių savybių jam reikia daugiau, kurios padėtų jam spręsti jo dabartinius iššūkius
nesvarbu, ar jie būtų finansiniai, santykių ar fiziniai. Tiesiog žmogus per savo uoslę pasirenka savo reikalingus pagalbininkus, kuriuos paskiau naudojant vyksta labai greiti pokyčiai ir transformacijos. Tai, ką aš mačiau, kaip keitėsi žmonių gyvenimai, keičiasi pirmiausia emocinė būsena, iš to keičiasi mintis, keičiasi tada elgesys, keičiasi veiksmai, priimami nauji sprendimai ir vienas po kito davus šiek tiek laiko tam procesui, žiūri, kad po metų laiko nebeatpažįsti, žmogaus gyvenimas atrodo pažengė tiek, kiek kažkieno kito gal per 10-metį nepajuda į priekį. Ir jau pats tas testavimas veikia terapiškai, nes tarytum pasąmonė mūsų uostant tos kvapus gauna daugybę raktų, daugybę sprendimo variantų ir rūšiuoja kažką. Ir atsirinkinėja tas rūšiavimas į patinkančius, nepatinkančius, paskiau užduotis išsirinkti 4 labiausiai patinkančius, kurių kiekvienas pagal eilės tvarką reiškia kai ką kitą, ar jis pirmas ar ketvirtas, padeda pažinti žmogų labai tokiu giluminiu lygmeniu. Būna žmonės net paskiau verkia sukrėsti iš to, ką apie save atskleidė. Bet man labiausiai šita veikla, tokia asmeninį pasitenkinimą teikia ne dėl to, kad žmonės pasakė, wow, tu apie mane ten tiek daug dalykų supratai ir teisingai pasakė. Čia nebūrimas, čia nespėliojimai. Mano tikslas nepataikyti ir ne tą pramogą padaryti kažką įspūdingai papasakojus. Mano didžiausias džiaugsmas ir tikslas yra, kaip paskiau keičiasi žmogaus gyvenimas, kai jisai naudoja aromatus pagal jam sudarytą individualią programą arba naudoja jam sukurtus psichoemocinius korekcinius kvepalus. Ir beje, gali kilti klausimas, o ar tikrai jisai užuodžia 50 kvapų ir daugiau pauostyti, taigi uoslė turbūt dingsta. Čia yra parfumerių apgaulė. Kai pradėjo gaminti sintetinius kvepalus, taip, jie užmuša jūsų uoslę, nes jie kenksmingi, jie toksiški, jie išbalansuoja nervų ir hormoninę sistemą, nes tai iš esmės yra sintetiniai toksinai. Kada jums gamtoje pavasarį viskam žydint dingo uoslė, nes per daug kvapų aplinkui. Taigi taip nebūna, mes kaip tik susiharmonizuojam, pailsim, atsipalaiduojam gamtoj, nuvažiavęs stogas į vietą grįžta. Natūralūs kvapai mus veikia visiškai kitaip. Ir aš dabar labai džiaugiuosi, kad galiu kvepėti unikaliai mano asmenybę išreiškiančių, atskleidžiančių man individualiai sukurtų kvapų, o ne tipinių, kurio kvepinasi šimtai kitų moterų. Ir nenoriu būti įsprausta į tas tipinės kategorijas ir asmenybių profilius. Ir tas poveikio spektras, su kuriuo aš dirbu su eteriniais aliejais, prasideda nuo pagalbos žmogui įsiklausyti į savo jausmus, iškelti įstrigusias emocijas, jas išlaisvinti. Kai išlaisvinamos emocijos įstrigusios, žmogus tampa laisvas tada pakeisti jų pagrindų sukurtus ribojančius įsitikinimus, tuos draudimus, tas apsaugas, tuos šarvus nusiimti ir pasiekmėje tai sustiprina mūsų sąmoningumą bei įkvepia autentiškai išreikšti tikrai aš, realizuoti savo sielos misiją. Ir aš vedu šitos kursus internetu, online, šiuo metu yra jau vykstanti grupė, kuri beveik įpusėjo kursą, bet aš bet kada priimu norinčias mokintis neakivaizdžiai, žiūrint įrašus, viskas įrašyta, aprašyta, o po to, kai sekanti grupė prasideda gyvai, visus tarp gyvai vykstančių grupių prisijungusių studijuoti neakivaizdžiai, kviečiu už tą pačią kainą šokti ir į gyvai vykstančią grupę. Jeigu kažką domins tiek gilesnis darbas su aromaterapija, papildoma aromatestavimo paslauga savo klientėms, manau, tai puikiai dėrės jums kaip kosmetologėms. Jeigu ieškot įdomaus hobby ar ieškot nuo savo verslo naujos krypties, su galimybė gauti tiek tradicinės, tiek pasyvias pajamas, noriu jūs pakviesti į aromapsichologijos kursus ir kai jie vyksta gyvai, mes susitikinėjom kartą per savaitę internetu per Zoom konferencijų programą. Merginos susirenka, įsigyja savo kolekciją terapinės kokybės eterinių aliejų, kurių savybės mes studijuojame. Ir mes turime 13
paskaitų susitikus, plus paskiau vyksta egzaminų praktika. Ir visi dalyviai kursų gali peržiūrėti visus įrašus susitikimų 12 mėnesių nuo mokymų pradžios. Bei turime uždarą Facebook grupę aptarti namų darbus. O kas prisijungia tarp gyvai vykstančių kursų, jie tiesiog gauna prieimą prie įrašų ir aprašymo eterinio aliejų. Beje, visiems, kas parašė savo e-mailą, šį vakarą išsiųsiu nuorodą e-mailų į levandos psichoemocinio poveikio aprašymą. Tikiuosi, jums bus įdomu. Ypač tiems, kas pasakėt, kad levanda yra jūsų mylimiausias aromatas. Ir jeigu jūsų pašaukimas yra padėti grįžti žmonėms prie motinos gamtos, prie holistinio grožio ir sveikatingumo, prie natūralių produktų, o ne chemijos ir sintetikos, kviečiu pirmiausia, registruojantis į kursus, aš darau asmeninį pokalbį, aptarti visas detalės ir ar tikrai esat pasirengusios šitai investicijai į save ir šitai veiklos krypčiai. Taip pat galite užsiregistruoti asmeniniam aromatestavimui. Studenčių aš turiu įvairiausiose miestuose, sertifikuotų, baigusių ir jau sėkmingai praktikuojančių aromapsichologinį testavimą, pas ką galite nueiti pasidaryti asmeninį aromatestą ir gauti personalizuotas rekomendacijas, kokius aliejus ir kaip naudoti, bei kaip susikurti savo individualius psichoemocinius korekcinius kvepalus. Tai aš esu Lina Balsė ir mano svetainę rasite adresu gyvybesenergija.lt ir mes turime dar 15 minučių, jeigu turite kokių nors klausimų ir norėtumėte užduoti. Galite rašyti čatu arba galite įsijungti garsą, kamerą ir pasišnekučiuoti. Ir tada ta nejauki tyla, laukiant ar kas nors ką nors norės paklausti. Labas vakaras. Labas vakaras, Viktorija. Labai buvo įdomu, labai ačiū Jums. Norėčiau paklausti, o pavyzdžiui, ar Jūs turit, nežinau, kokią elektroninę parduotuvę, kur galima būtų įsigyti tuos eterinius aliejus? Tai be abejo, tiesiog ne visai mano asmeninė elektroninė parduotuvė, aš neužsakau iš Young Living produktų tam, kad paskiau juos perparduoti ir kad jie stovėtų ir sentų pas mane. Aš visiems norintiems tapti Young Living narėmis ir užsisakinėti iš gamintojo didmeninę kainą, susiskambinus palydžiu per registraciją. Tai galite man per Facebooką Lina Balsė susirasti, parašyti, kad jūs domina ir aš jums detalės visas galėsiu paaiškinti. Ir palydėti per užsakymą. Bei pasirūpinti, kad gautumėte, manau, jums jūsų darbe šitie produktai bus labai reikalingi, tai aš pasirūpinsiu, kad užsiregistruotumėte taip, kad gautumėte produktus su 24% nuolaida. Gerai, labai ačiū. Ar turime dar klausimų? Kągi, matau visų e-mailus, kas norėjo. O, Sigita, sveika, matau jūs. Smagu buvo labai jūs girdėti ir tikrai labai ačiū, kad sutikot su mumis pabendrauti, Linutė, ir kad tas laikas pralėkė taip greitai, mergaitės turbūt be žado ir tiesiog visą tą informaciją reikia šiek tiek taip galvoje sudėliotis į lentynėlės, kad išsigryninti, kas yra reikalingiausia turbūt. Todėl manau, kad tiesiog nelabai gal ir turim konkrečiai, ką šiuo momentu paklausti ir jeigu mergaitėm bus klausimų, tai jos tikrai ras jūs. Šiais laikais jauni žmonės be galo greitai randa, kas jiems yra aktualu ir įdomu ir tiesiog pabaigai norisi paprašyti jūsų, kad nepamirštumėt mūsų kada ir tikrai, jeigu dar kviesim, tai labai buvo įdomu, geras laikas, kad ir kiti studentai mūsų pasidžiaugtų, kad galėtų šitą galimybę. Būtų labai smagu ir dėkui Jums už kvietimą. Labai tokia smagi publika, man patiko jos aktyvus dalyvavimas per čatą, mačiau mirksint ir man buvo labai smagu pasakoti, jaučiant tokį susidomėjimą. Ir linkiu Jums visoms merginos sėkmės Jūsų kelyje, kuriant grožį, vidinį ir išorinį, nepamirškite apie gilesnę prasmę to, ką darote. Nes manau, būtent tą gilesnės prasmės suvokimas ir suteikia tą prasmės ir pasitenkinimo savo darbų pojūtį, ar ne? Visą geriausią.
Ačiū, Lina, labai. Iki.